Sveikas, gyvai. Labas rytas. Įsitraukiau kamerą ir prisiminiau, kad nepasiėmiau objektyvo, kurį norėjau pasikeisti. Ta padėjau ryžius, šitą įsitraukiau ir šiandien nepakeičiau. Dabar ištraukiu, žiūriu. Ne tas. Bet šiandien važiuosiu atsimti jau naujo. Vakar, buvai vakar. Norėjau subart, bet... Nu, pabart. Ne, tai jau buvai. Vis tiek bar. Kaip neatsibosta važiuoti? Atsibosta. Nebūna, kad tingisi? Būna. Ką darai tada? Važiuoju. O tu, kai tingisi, ką darai? Važiuoju irgi. Šiandien tingėjęs, iš tikrųjų. Tingisi kiekvieną rytą? Nu, gal ne kiekvieną, bet šį rytą tingėjęs. Buvo čia klausiančių, ar su pačiūžomis galima ant ledo čiuožti. Tai galima, tikrai galima, leidžiu, bet nerekomenduojama. Nes čia kai buvo tiek sniego, čia viskas sutirpo, viskas labai kreiva ir nėra tokio ledo gera. Bet dabar jeigu čia bus to lietučio pliusiuko, tada vėl šaltuko, vėl lietučio, tai gal visai jisai ir išsilygins. Gal visai čia bus galima ir čiuožti. Bet turbūt reiks gerokai palaukti dar. Šiandien parašiau užtat Tadas, kad nebus, kad vakare bus. Tai jau koks praradimas. Labas rytas. Labas rytas. Pasigėdom savaitgalį? Smagus, mačiau, buvo. Pariau į dušą. Biškis sunkiau vienam. Sunkiau duše, tikrai sutinku. Rokas pasitiesė kilimėlį, iš karto pažino, ką daryti reikia. Iš karto, tai jam šalta gal čia? Nu, matyt. Rytas. Tai užsikrausim gerai šiai savaitei. Rytoj vėl čia krausimės, rytoj 9 valandą. Trečiadienį, neatspėsit, 9 valandą. Ketvirtadienį 9 valandą čia prie Žalių ežerų, o penktadienį prie Žalių ežerų susitinkam 9 valandą. Šeštadienį 11 valandą. O sekmadienį? Sekmadienį taip pat 11 valandą. O kitom dienom 9. Taip, ir būtinai pasimkite tapkės. Būtinai pasimkite tapkės. Kodėl jų neturit? Pamiršau. Kur rėmėjų reikia? Sušildyti. Ten Himnas bus bet kokiu atveju, reikia dabar tik įdainuoti. Ten jau žodžiai buvo sukurti iš anksto. Simonai, tu dabar, kadangi turi daug pažįstamų, tai tu turi sukurti į normaliai. Normaliai himną sukurti. Su šito. Sakė Gintaras, pastatys Vonę Hiperbolės grupę ir mus pakvies atlikti dainą. Ne, kaip pirmadienį tai šalto, savaitgalį buvo šilčiau. Žiūrėk, koks ledas gražus. O, pjausto. Kaip ledlaužis, tai viskas atleninti. 11 diena! Ir va koks gražus yra ledo Meno kūrinys. meno luitas. Siunčiam per rankas jį. Čia žinok, kaip buvo sugalvota, čia kiekvieną dieną po vieną išplauks. Čia koks sūris, man. Karalienė. Siunčiam per rankas ir galima mesti iššūkis kaip senoviai. Noriu mesti iššūkį ir manau, kad tikrai prikalbinsiu draugės vyrą Lauryną. Tai jam linkėjimai ir labai laukiu, kurią dieną 9 valandą arba savaitgalį 11. Paskubėk, nes šitas ledo luitas ištirps. Kuo metu iššūkį savo? Nuotrauką pasidaryti. 2 nuotraukas. Gražiai gausi. O žiūrėk man. -1. Taip gerai, nešalta, bet ir nėra pliurzų, viskas sustingė. Labai gerai. Labai gerai. Sveikas protas nugali. Laimėjai. Laimėjau. Jau nugalėtojas ryte būna, kai nugali save, o paskui dar kai įlėpi, dar kartą nugali. Super šiandien, kad ir pirmadienis, bet pastebėjau, kad šiandien mūsų merginų daugiau negu vyrų. Ar rimtai? Taip. Paskaičiavai? Tai čia yra tikrai pirmą kartą istorijoje tokia proporcija, kad merginų daugiau. Aš šiandien dar buvau pagalvojęs, kad čia tikrai daug merginų ir paskui pamiršau šitą mintį, bet jeigu paskaičiavai, tai wow. Šiandien yra rekordas fiksuojamas. Yra pirmą kartą proporcija merginų didesnė negu vaikinų. Seniau būdavo, kad nebūdavo nei vienos merginos. Būdavo 1, 2, 3, o dabar merginų daugiau negu vaikinų. Labai gerai pirmadienis pradėtas. O, labai gerai nutiko, puikiai. Ateikite visi ir pamatysite, kiek čia džiaugsmo, visi šypsosi, visi džiaugiasi. Net sudrėkite šypsosi. Šiandien mano tai 3 diena iš tikrųjų.
Sausio 1 buvo 1, tai gal galima skaityti 4 šiandien. Motivacija tokia ateiti iš ryto, išsimaudyti, tai labai gerai. Tai lauksim visas likusios. Stengsimės tikrai, nes va, ir šuniukai išvedžiot labai patogu. Man atrodo, Simonas turi tikslą, kad vieną dieną mes nei vienas vyras neateitume, jisai tik su ruoniam čia pliuškentųsi. Neišdegstų. Ką tik išėjom, ką tik išlipom, va, kaip faina, kaip faina. Gavom edukacijos apie skrybėlės. Žmogus turi gražią skrybėlę, turi gražią istoriją. Trumpai dar istorija. Iš kur šita skrybėlė? Mano amžinatelis tėvo, jai virš 70 metų, kadangi aš ten nepilnų 2 metukų buvau vežimėlį prie katedros aikštėje, o tėvas stovėjo su tą skrybėlę. O man dabar 72. O, Kojinės nunešė. Eglės kojinės nunešė. Ateik čia, pufiau. Atneš kojinės, Eglė, taigi kaip jinai basa. Iki. Žiauriai geras tas video, kur su ta moteriškė, kur išlenda. O kai žvengiau. Nu, kur tipo, galvoju, ką čia nori parodyti? Ir žiūrėjau. Nu tai jokiausi žiauriai. Ate. Tokia graži kompanija, čia dirbat kartu? Ne, mes maudėmės kasdieną. Ai, tiesiog susirenkam, dabar tas iššūkis yra. 30 dienų iššūkis, kiekvieną dieną maudytis į kitėjai. Tai susirenka tie, kas nori, tai ir jūs galite ateiti kiekvieną dieną. Ne. Žinai, kaip? Į sektą reikia įtraukti kažkaip. Nu jo. Atvažiuok ir tu į mūsų sektą. Pradžiai gali ateiti pažiūrėti. Paskui nejučia pats, žiūrėk, įlipsi ir į tą ežerą. Svarbiausia atvažiuot, o paskui toliau jau viskas vyksta savaime. Važiuojam objektyvą, pasimsim kitą, naują. Tai pirmą iššūkio dieną apšlapinom objektyvą. Tai jau šiandien 11 dieną. Naujas objektyvas rankose. 10-20 mm f4. Tai dabar tuoj pat aš ir pakeisiu, dabar artėjančiamis dienomis, kai matysit video, tai jau supraskit, kad su šitu objektyvu viskas ir bus filmuojama. Jis truputį bus šviesesnis ir kampas bus platesnis. Tai dabar aš jį pakeisiu. O man tai jis bus truputį mažesnis. Jūs to dydžio nematysit, bet aš jį jausiu. Bandom pakeisti, va taip, va tokiu būdu agresyviu. Jungiau dabar. Va tai va. Naujas objektyvas. Iš karto kaip praplatėjo. Taip atrodė prieš tai, o taip atrodo dabar. Iš karto plačiau. Va dėl to platumo paprastai ir perkami būna tokie objektyvai. Ir dar galima va tokį gauti artumą. Čia yra 10-20 mm. Aš džiaugiuosi. Ir tas toks zoomas labai švelnus. Tokie žaisliukai, ne kiekvienas supras, bet ką dar prisiminiau, tai vasario 1 dieną brangsta bilietai į 25 metrų plaukimą eketę. Tai liko 2 dienos, 3-2 dienos nusipirkti bilietukus už pigesnę kainą. Ten jūs gausit tokią apyrankę, šiandien paėmiau kalną apyrankių, čia jau užteks ilgesniam laikui, bet ant jos bus toks ruonis bus. Toks va, roniukas. Ronis, ne šiaip kokia antis. Tai tiek žinių iš manęs šiandien. Susitinkam rytoj 9 val. Prie ežero. Kol kas iki.